ir kandidatuoju į Gabijos gimnazijos prezidentus. Todėl šiandien jums bandysiu įrodyti, kodėl būtent aš turėčiau būti Gabijos gimnazijos prezidentė. Taigi, mokausi pirmoje B klasėje. Bendraklasė mane apibūdina kaip bendraujančią, kūrybingą ir linksmą asmenybę. Taip pat esu baigusi choreografijos mokyklą. Esu skautė, todėl turiu patirties organizuojant renginius ir nebijau iššūkių. Šiais mokslo metais prisidėjau prie Gabijos gimnazijos mokinių tarybos ir tapau jos pirmininkė. Nuo pat pirmų dienų žaviuosi šią gimnaziją ir ją pamilau. Todėl daug dėmesio skiriu šiai mokyklai. Mūsų mokykla pasižymi gerais rezultatais, ko galime didžiuotis. Tačiau pagal naująją geros mokyklos sampratą, gera mokykla yra ne ta, kuri pasižymi aukštais mokslo pasiekimais, bet ta, kurioje mokinys jaučiasi gerai. Juk ne kiekvienas gali pasiekti aukštus mokslo pasiekimus, o ką daryti tiems, kurie jų nepasiekia. Taigi mano tikslas yra, jog kiekvienas gimnazistas mokykloje jaustųsi gerai ir tai būtų geriau negu šiandien. Todėl savo plakate iškėliau 3 vertybės. Tai yra atvirumas, iniciatyvumas ir vieningumas. Atvirumą pasirinkau todėl, nes tapusi tarybos nare pastebėjau, jog mokyklos savivalda yra ganėtinai užsisklendusi nuo mokinių. Tai nėra gerai, nes mokiniai jaučiasi nesuprasti. Tapusi prezidente, stengsiuosi mokyklos tarybą padaryti atviresnę aplinkiniams. Tęsiu ir tobulinsiu Vytenio pradėtą asamblėją. Ja darysiu dažniau nei 2 kartus per metus. Daugiau dėmesio stengsiuosi skirti seniūnams ir klasių nariams. Sieksiu, kad mokinių taryba labiau bendradarbiautų su moksleiviais. Iniciatyvus pasirinkau todėl, nes dalyvaujant viename vaikų ir jaunimo socializacijos projekte pastebėjau, jog didžiausia mokyklų problema yra mokinių pasyvumas. Deja, neišimtis ir mūsų gimnazija. Galbūt tam įtakos turi ir užsisklendusi taryba. Mokiniai dažnai pasyviai žiūri į mokyklos organizuojamus renginius ar net pačią savivaldą. Geriausias pavyzdys man buvo praeitais metais turėjusi vykti gimnasisto diena, tačiau ji buvo atšaukta, nes užsiregistravo tik viena komanda. Iškyla klausimas, kodėl niekas nenorėjo dalyvauti šiame renginyje? Galbūt organizatoriai nesuprato, ko tiksliai nori gimnazistai. Gal kai taryba labiau pradės bendradarbiauti su mokiniais ir patiems mokiniams taps renginiai patrauklesni. Todėl mano tikslas bus išsiaiškinti, kodėl atsiranda pasyvumas ir kaip tai pakeisti. Trečioji vertybė yra vieningumas. Galbūt norėčiau pirmiausia priminti, kas sudaro mokyklos bendruomenę. Jog tai yra ne vien mokiniai ir mokytojai, bet ir gimnazistų tėvai. Esu girdėjusi atsiliepimų, jog mokykloje nėra renginių skirtų visai bendruomeniai. Tai kurgi tas mūsų vieningumas? Tiesa, niekas nedraudžia atsivesti tėvų į vienokį ir kitokį renginį, bet tai būna tik vienetai mokinių. Mano tikslas bus labiau suvienyti visą mokyklos bendruomenę. Organizuosiu renginius, į kuriuos galėtume įtraukti visus mokyklos narius bei jų tėvus. Mano svajonė būtų kartu su visa mokykla išeiti į žygį. Ir tai pasirinkau taip atsitiktinai. Iš tikrųjų, žygiai visus suartina ir padeda labiau pažinti vienas kitą. Tai sakau iš savo patirties, nes jie yra mano gyvenimo dalis. Galbūt tai neprigytų iš pirmo karto, bet tikiuosi, jog gal per ilgą laiką tai taptų mūsų mokyklos tradicija. Jei būsime vieningi, būsime stiprus. Taigi tiek sieksiu, kad kiekvienas gimnazistas mūsų mokykloje jaustųsi geriau ir būtų suprastas. Atvirumas, mokinių iniciatyvumas ir bendruomenės vieningumas taptų mūsų stipriosiamis pusėmis. Aš tikiu Gabija, o jei tikite jūs?